Sausio 13 šią dieną mūsų tėvai stojo ginti Lietuvos, o ar tikrai stojo ginti, o ar tikrai ją gynė? Vytautas Ban, aš tik vėjas, be galo protingas žmogus, įstudijavęs slapčiausius raštus, perskaitęs begalę knygų, labai protingas žmogus. Paklausykit jo nuomonės, ką jisai šneka, tai labai svarbu. Kadangi šiandien yra sausio 13, tai galim pašnekėti apie tą operaciją nuosavybės perrašymo aktas. Sistema nepasikeitė, pasikeitė administratorius tiesiog. Pabandykim šiandien po tiek metų pagaliau visgi išsiaiškinti, kasgi įvyko. Taip, kas įvyko iš tikrųjų. 90-ieji buvo ne išsilaisvinimas, o nuosavybės perrašymas. SSRS buvo grubi, pasenusi korporacija. Ir LR yra moderni skaitmeninė korporacija, valdoma per kreditinius reitingus, Sorošo struktūras ir Briuselio direktyvas. Sausio 13 buvo tas momentas, kai tave įtikino, kad ši nauja priklausomybė yra laisvė, nes už ją buvo sumokėta realiu krauju. 45 metų ciklas, likvidavimo terminas, Jaltos ir Potsdamo susitarimai 45 metais nebuvo amžini. Tai buvo 45 metų globalus projektas, kurio galiojimas baigėsi būtent 90-aisiais. 90-ieji metai buvo riba, tai kritinis taškas, iki kurio turėjo būti užbaigtas senasis pasaulio padalyjimas. Romos klubas jau nuo 70-ųjų per International Institute of Applied Systems Analysis, taip, IIASA, tarptautinis taikomosios sistemų analizės institutas, Vienoje ruošia SSRS bankroto ir turto perleidimo schemą. Tikslas – ne laisvė tautoms, o nuosavybės formos pakeitimas iš valstybinio socialistinio į privatų korporatyvinį. Rusijos ekonominis kelias į Europą turėjo būti atidarytas ne tankais, o kontroliuojamas vamzdynais ir finansiniais pančiais. Sausio 13 krūvinas marketingas. Tai nebuvo tautos pergalė, tai buvo šoko terapijos premjera, skirta masėms suvaldyti. Režisūra, kad 3 milijonai žmonių sutiktų būti išmesti į laukinį kapitalizmą, prarastų visas santaupas ir stebėtų griaunamas gamyklas, reikėjo švento mito, kad jie viskam sutiktų. Kraujas prie televizijos bokšto tapo tais klijais, kurie emociškai negrįžtamai surišo tautą su naujaja LR korporacijos vadovybė. Dūmų uždanga. Kol prie laužų dainavo dainas, užkulisiuose buvo dėliojami parašai ant dokumentų, kurie nurašė Lietuvos pramonę ir parengė dirvą Sorošo projekto vykdytojams, kabutėse politikams, jų atėjimui į valdžią. LR korporacija ir jos akcininkai. Pripažinimas 1991 metais buvo ne kas kita kaip įmonės registravimas tarptautinėje biržoje. Akcijų emisija. Gavusi pripažinimą, Lietuva gavo teisę skolintis. TVF, taip, Tarptautinis valiutos fondas ir Pasaulio bankas nedavė pinigų laisviai, jie nupirko šalies ateitį. Valstybė tapo skolininku, o tavo turtas, žemė ir žmonės užstatu. Sorošo projektų vykdytojai, atviros Lietuvos fondas, taip, ALF, veikia kaip personalo skyrius. Jie parašė politikus, kurie perrašė švietimo programas ir teisę taip, kad nauja karta nebebūtų tauta. Atsiminkit, kad nebebūtų tauta, o taptų tik lankščiais korporacijos sraigteliais. Tai buvo democido pradžia, užmaskuota kaip vakarietiškos vertybės. Nulinis augimas ir personalo optimizavimas. Romos klubo doktrina reikalavo subalansuoto nykimo ir resursų kontrolės. Demografinis valymas. Masinė migracija po 90-ųjų yra ne klaidų pasekmė, o sėkmingas projektas. Iš korporacijos pašalintas perteklinis personalas, senūkai, gamyklų darbininkai, nes naujai tranzito ekonomikai aptarnaujančiai Rusijos resursų kelią į Europą tiek žmonių tiesiog nereikėjo. Jūs buvote apgauti žmonės, jeigu jūs dar to nesupratot. Ir tie žmonės, kurie ten žuvo, jūs jų
Dabar jeigu paklaustumėt, ar buvo verta, įdomu, ką jie atsakytų, kaip jūs galvojate. Ar jie dar kartą rinktųsi, ar čia laisvė, ar mes čia išsirinkom. Ar čia laisvę gavo jie už tai, už tą auką. Kas čia įvyko? Jūs švenčiat tikrai laisvę? Pagalvokite apie tai.